Gal turėsit kokį pasiūlymą skysčiui? Saldesnį, gyvesnį, rūgštesnį. Gal gaivesnį? Žiūrėk. Obuoliukas su galva ir ananasai, ar ne? Obuolio tada. Jie yra pasirašę skonius, tai aš prieinu, pasakau man šito skonio, nusiperku ir viskas kaip ir paprasta. Nuo 2022 metų vasaros Lietuvoje elektroninių cigarečių su skoniu ar kvapų prekyba yra uždrausta. Tokie ribojimai negalioja tik tabako skonio gaminiams. Tačiau nepaisant baudų platintojams, buvo pastebėta, jog tokius produktus vis dar galima įsigyti įvairiose parduotuvėse, degalinėse ar spaudos kioskuose. Mastai prekybos didžiuliai. Tad turbūt, kad vertina kaip tam tikrą mokesčio dalį valstybei, ne kaip baudą. Ir, toliau veikia tame modelyje. Anksčiau, kai ateidavo į parduotuvę ir pasakydavo, tarkim, nori braškių skonio, tai tau vis tiek duodavo buteliuką ir sakydavo čia tabako, bet vis tiek duodavo tokį raudoną, kur viskas aišku yra, kas ten yra. Už elektroninių cigarečių su skoniu bei kvapų platinimą yra taikomos piniginės baudos. Jos gali siekti nuo 700 iki 2000 eurų. Baudų skirtumas iš tikrųjų priklauso nuo to, ar pirmą kartą baudžiamas, ar bendradarbiavo su mūsų tarnyba. Tuomet, ar iš karto reagavo į mūsų perspėjimą, įspėjimą ir išėmė produktą iš rinkos. Lietuva rūkančiųjų skaičiumi 3% viršyje bendrą ES vidurkį. Šalyje rūkoriai save įvardyja net 28% gyventojų nuo 15 metų, o tai yra bent 4 kartus daugiau nei Švedijoje. Mano aplinkoje labai daug yra rūkančių žmonių, universitete taip pat jaunimo tarpe mano visi draugai rūko. Tokių produktų tiekėjai bei platintojai sistemą bando apžaisti. Pasinaudodami tabako skonio ir kvapo lengvata, šie užklijuoja tokią etiketę ant kitokio skonio buteliuko. Tada prekės skonį ir kvapą galima atpažinti tik iš jo spalvos. Stebėjote, kad ant pakelio yra parašytas, kad tabako skonis yra? Aš tai pastebėjau tik tais ant vienkartinių elektroninių cigarečių, bet veipo skysčiuose tai ne. Jo, būna, kad reikia, kai perki vienkartinės elektroninės cigaretės, reikia sakyti spalvomis, kad man ta žalia arba man ta oranžinė cigaretė ir tada gauni ir parašyti tabako skonis, nors ten tikrai greipfruktai, bet patys skysčiai, kuriuos piliesi į veipą, jų ne vienkartinį, tai tikrai nėra parašyta. Skaniausias vaisius tas, kuris yra uždraustas. Todėl lietuviai nesibaimina, toliau perka elektroninės cigaretes su skoniais bei kvapais. O ar žinote, kad yra uždrausta elektroninės cigaretės su skoniais? Taip, kai buvo uždrausta, nusipirkau gal 20 vienetų skysčių su skoniais ir pasirodo nieko nebuvo. Tai... Nežinia, kiek ilgai elektroninių cigarečių su skoniu ir kvapų tiekėjai galės džiūgauti. Prekyba tokiomis prekėmis bus griežtinama jau netrukus. Įsigalios lapkričio 1 dieną tabako gaminių ir tabako kontrolės įstatymo pataisos, kur bus nustatyta, kad draudžiama cukrus ir saldikliai ir taip pat leistinų medžiagų sąrašą tvirtins mūsų tarnyba. Rūkančiųjų skaičius Lietuvoje mažėja, tačiau vis dar pralenkiame kai kuriuos savo kaimynus. Tikimasi, jog uždraudus elektroninės cigaretes su skoniais, rūkorių procentas sumažės.